Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mūsų advente turime ypatingą dieną. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilmė. Marija yra nekaltai pradėtoji. Tai yra tikėjimo tiesa, kurią bažnyčia išpažįsta ir mokina savo tikinčiuosius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Marija yra ypatingas žmogus ir jai Dievo yra duota ypatinga misija. Ta misija yra pasauliui duoti išganytoją, pagimdyti Dievo sūnų. Žinoma, tokiai misijai įgyvendinti reikėjo ir ypatingo paruošimo. Marija yra apsaugoma nuo gimtosios nuodėmės sutepties, kad per ją galėtų pasauliui gimti išganytojas ir gelbėtojas Jėzus Kristus. Marija, žinoma, bendradarbiauja savo laisva valia su šita Dievo misija ir palaipsniui savo gyvenime ruošiasi savo didžiajai misijai tapti Dievo gimdytoja. Jinai bendradarbiauja su malone ir yra labai arti Dievo savo buvimu, savo pasirinkimais, savo gyvenimu. Gali atrodyti, kad Marija yra nežemiška būtybė, bet tai nėra tiesa. Ji yra žmogiška būtybė, ji yra žmogus, pirmiausiai mergaitė, moteris, galiausiai mama. Mama ne tik tai Jėzui Kristui, bet ir mums visiems tikintiesiam, nes Jėzus ant kryžiaus ją paveda Jonui apaštalui ir tokiu būdu paveda mums visiems bažnyčioje kaip mūsų motina. Marija yra arti Dievo ir yra arti žmonių. Angelas Gabrielius, šios dienos Evangelijoje skaitome, kreipiasi Mariją šiais žodžiais, kuriuos mes kasdien kartojame savo maldoje: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Žvelgdami į Mariją ir girdėdami šitos angelo pasveikinimo žodžius, mes taip pat galim pamastyti apie mūsų gyvenimus ir pabandyti suprasti, kad ir mums tinka kažkuria prasme šitie žodžiai, ne taip kaip Marijai, kiekvienam savitu būdu. Bet Dievo planas yra, kad kiekvienas pasaulio žmogus bendradarbiautų su jo malone ir įvykdytų kažką gražaus savo gyvenime. Atskleistų tą šventumą pirmapradį, kurį Dievas sukurdamas dovanoja kiekvienam. Kokios malonės yra padovanotos man? Kokie talentai? Kokia yra mano misija? Tas pirmapradis gerumas, kuris gyvena mano ir kitų žmonių širdise, jis yra pakviestas išsiskleisti. Viešpats yra su Marija, bet yra ir su mumis. Kaip atpažinti tą Emanuelį, Dievą, kuris yra su mumis mūsų gyvenimuose? Tai yra mūsų užduotis. Tai linkiu per šitą adventą pabandyti išgirsti šitos žodžius ir pritaikyti juos taip pat savo. Ir per Marijos pavyzdį tapti tai žmonėmis, kurie yra arti Dievo ir arti žmonių.